Klausote straipsnio iš žurnalo Sąmoningo žmogaus pasaulis numeris 3. Straipsnio autorius Rolandas Baranauskas, verslininkas, finansų ir technologijų ekspertas, turintis 9 metų patirtį kriptovaliutų rinkoje. Jis yra ne tik šios srities profesionalas, bet ir aktyvus blockchain, dirbtinio intelekto technologijų bei finansų lektorius, vedantis mokymus tiek universitetuose, mokymo įstaigose, tiek verslo grupėms bei plačiai visuomeniai. Kaip apsaugoti savo finansus ir kripto turtą nuo klaidų ir sukčių pinklių. Gyvename laikais, kai technologijos ne tik atveria neribotas galimybės finansiniam augimui, bet ir tampa galingų įrankių piktavaliams. Norint išsaugoti savo kapitalą ir nepakliūti į sukčių pinklės, finansinis raštingumas ir saugumo principų žinojimas tampa būtinybė. Pasinaudodami tiek psichologinėmis manipuliacijomis, tiek moderniais technologiniais sprendimais, finansiniai sukčiai kiekvienais metais iš žmonių išvilioja milijardus eurų. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenimis, per visus 2024 metus sukčiai iš Lietuvos gyventojų išviliojo 17,3 milijono eurų. Per 2023 metus išviliota 12,3 milijono eurų. Šie skaičiai kiekvienais metais ženkliai auga. Kiekvienas žmogus, kuris disponuoja pinigais, tiek tradicinėmis valiutomis, tiek kriptovaliutomis, yra potencialus taikinys. Tad kaip apsaugoti save? Taigi, kokie yra psichologiniai veiksniai lemiantys finansinius nuostolius? Didelė dalis finansinių nuostolių kyla dėl pačių žmonių, emocijų ir elgesio. Godumas skatina rizikuoti per daug, neįvertinant galimos žalos. Baimė praleisti galimybę arba FOMO verčia skubotai investuoti, net neatlikus minimalaus patikrinimo. Bandos efektas verčia aklai sekti kitus, manant, kad jei visi taip daro, tai tikrai yra gerai. Piktavaliai vis dažniau naudoja dirbtinio intelekto technologijas. Jau dabar galima suklastoti balsą, sukurti realistinius vaizdo įrašus. Taigi, štai kokie yra populiariausi sukčiavimo būdai finansų ir kriptovaliutų pasaulyje. Pirmas – phishing – apgaulingi laiškai ir svetainės. Tai atrodo kaip tikros platformos, tačiau pavagia prisijungimo duomenis. Sukčiai dažnai apsimeta bankais, mokėjimų sistemomis ar tiesiog draugais. Antras – piramidės ir ponzi schemos. Siūlo garantuotą pelną be realios veiklos, pasinaudojant naujų narių įnašais. Trečias – netikri ICO, tai pirminis kriptovaliutų siūlymas, ir DeFi – decentralizuotos finansų sistemos projektai. Sukčiai sukuria įspūdį, jog pristato inovatyvų projektą, o iš tikrųjų tik surenka pinigus ir dingsta. Ketvirtas – socialinės inžinerijos atakos. Pasitelkiamas emocinis manipuliavimas, priverčiant jūs perduoti pinigus arba prisijungimo duomenis. Dirbtinio intelekto apgaulės. Sukčiai gali sukurti realistiškai atrodantį vaizdo skambutį, kuriame tariamai jūsų pažįstamas asmuo prašo pervesti pinigus. Kitas būdas – tai tiksliniai telefoniniai skambučiai. Sukčiai skambina apsimesdami banko ar kitų institucijų atstovais, siekdami išvilioti asmeninę informaciją arba pinigus. Dar kitas būdas – netikri elektroninio pašto adresai ir parašai. Sukčiai siunčia elektroninius laiškus iš adresų, kurie atrodo labai panašus į oficialius, tačiau skiriasi vienu ar keliais simboliais. Taip pat parašai gali būti įklijuoti kaip paveikslėliai, siekiant sukurti autentiškumo įspūdį. Ir dar vienas būdas – tai padirbtos sutartys, sertifikatai. Sukčiai įspūdžiui sustiprinti pateikia padirbtas sutartis, sertifikatus, garantinius raštus. Darome išvadą, kad finansinis saugumas tai ne tik apsauga nuo sukčių, bet ir protingi strategiškai apgalvoti veiksmai valdant savo turtą. Sąmoningumas, nuolatinis mokymasis ir atsargumas gali padėti ne tik apsaugoti savo finansus, bet ir sėkmingai auginti turtą ateityje. Kritinis mąstymas ir finansinis raštingumas yra stipriausia gynybos linija. Būkite atsakingi, būkite budrūs ir neleiskite piktavaliams pasinaudoti jūsų neapdairumu. Štai jums 10 klaidų, kurios veda į finansinius nuostolius.
Pirma, nepakankamos žinios. Tai investavimas nesuprantat, kur dedate pinigus. Antra, naudojimasis nesaugiomis platformomis. Tai nepatikrintos piniginės, biržos ar investavimo platformos. Trečia, silpni slaptažodžiai. Tai kai jie lengvai nulaužiami, tų pačių slaptažodžių naudojimas daugybėje vietų. Ketvirta, dviejų veiksnių autentifikacijos nenaudojimas. Tai suteikia lengvą prieigą piktavaliams. Penkta, viešas duomenų dalinimasis, asmeninės informacijos platinimas socialiniuose tinkluose. Šešta, akla investicija sekant minią. Tai kaip visi daro, tai ir aš darysiu, atrodo, kad tai saugu. Septinta, greito pelno vaikymasis, investicijos be aiškios strategijos. Aštunta, sutarčių arba teksto smulkiu šriftu neskaitimas. Tai svarbi informacija gali būti paslėpta, būtina perskaityti. Per didelė koncentracija viename turte, kai visi pinigai laikomi vienoje vietoje. 10. Neatsargumas su skambintojais ir laiškais. Jei draugas rašo ar skambina ir prašo pinigų, visada patikrinkite kitais kanalais. Štai 12 svarbiausių patarimų, kaip apsaugoti savo finansus. Mokykitės ir sekite naujienas, įgykite žinių, būkite informuoti, reguliariai atnaujinkite savo žinias apie sukčiavimo metodus, sekite naujienas ir dalyvaukite mokymuose, kad būtumėte informuoti apie naujausias grėsmes. Antras. Naudokite dviejų veiksnių autentifikaciją, kur tik įmanoma. Tokiu būdu apsaugokite savo paskyras. Trečias. Laikykite dalį kriptoturto šaltose piniginėse, o ypač didelės sumas. Ne jūsų privatus raktas, tai ne jūsų ir pinigai. Ketvirta. Kritinis mąstymas. Jei kas nors skamba per gerai, kad būtų tiesa, tikriausiai tai melas. Penktas. Diversifikacija. Investuokite į skirtingus turtus bei technologinius sprendimus. Šeštas. Niekada neduokite asmeninių duomenų nepažįstamiems asmenims ar nepatikimoms svetainėms. Septintas. Tikrinkite informaciją iš kelių šaltinių. Nepasitikėkite tik vienu šaltiniu. Aštuntas. Būkite atsargūs su viešaisiais tinklais. Venkite finansinių operacijų per viešą Wi-Fi tinklą. Taip pat telefono įkrovimo venkite viešose vietose. Devintas. Nedalyvaukite abejotinose investicijose. Greitas pelnas dažnai reiškia didelę riziką. 10. Pasitikrinkite, kas jums rašo ar skambina. Net jei balsas atrodo pažįstamas, visada pasitikrinkite papildomai. 11. Bendradarbiaukite su finansų įstaigomis. Jei pastebite įtartiną veiklą savo sąskaitoje, nedelsdami informuokite savo banką ar kitą finansų įstaigą. 12. Naudokite oficialius informacijos šaltinius. Tai informacijos apie sukčiavimo prevenciją ieškokite oficialiose institucijų svetainėse, pavyzdžiui, Kibernetinio saugumo centras, Lietuvos bankas ar pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Daugiau straipsnių iš finansų rubrikos skaitykite kitose žurnalo Sąmoningo žmogaus pasaulis numeriuose arba klausykitės audio įrašų mūsų YouTube kanale.